Šįkart pristatysime žaidėją, kuris žada iš esmės pakeisti žaidimo taisyklės. Škoda sako, kad naujasis elektromobilis Elroq bus vienas prieinamiausių elektromobilių savo segmente, ypač turint omenyje komplektaciją ir baterijos dydį. Kai svarstote elektromobilio įsigijimą, vienas pagrindinių klausimų, kiek nuvažiuoja vienu krovimu. Su 82 kWh baterija vienu krovimu nuvažiuos net iki 580 km. Jau labai solidus argumentas, net jeigu reikia iki Rygos ar Palangos palėkti. Galėsim krauti net iki 175 kW galia. Tai aktualu net jau ir Lietuvoje, tokių stotelių jau turime. Labai rekomenduoju užsisakyti LED Matrix. Tuomet pamiršite tolimų šviesų junginėjimą išvažiavę už miesto. Siaurose miesto gatvelėse Elroq pilnai apsisukti gali vos 9 metrų erdvėje. Tradiciškai Škoda pasižymi talpumu. 470 litrų bagažinę galima atlenkus sėdynės padidinti iki 1580 litrų. Pakrovimo laido nereikia grūsti į stalčių bagažinės grindyse, o galima patogiai talpinti šitame tinklelyje. Didelis 13 colių infotainmento ekranas. Galima susikonfigūruoti mėgstamiausias asmeninės funkcijas, kaip pavyzdys, įjungti viso automobilio pašildymą. Taip pat smagu turėti fizinių mygtukų juostai pagrindinės funkcijas. Jeigu šiandien reikėtų persėsti į elektromobilį, Škoda Elroq būtų mano pasirinkimas numeris 1. Škoda.